Ar žinai, kokia tikroji federalinės nelaimių valdymo tarnybos galia? FEMA leidžia Baltiesiems rūmams sustabdyti konstitucinę vyriausybę, kai yra paskelbiamas nacionalinis skubus atvejas. Pagalvok apie tai, tylus ginklas tyliam kariui. Sistemiškas nepastebimo organizmo paleidimas, o tai darantys žmonės tam dar neturi sudradę gydymo būdų. Jie prie to dirbo 50 metų, kol likusi dalis pasaulio kovojo su nusikaltėliais ir komunistais, jie slaptai tarėsi dėl suplanuoto Armagedono. Tarėsi su kuo? Tu žinai su kuo. Data jau nustatyta. Tai vyks, kai žmonės bus išvykę atostogauti. Prezidentas paskelbs nepaprastąją padėtį ir tada visa vyriausybė, visos federalinės agentūros turės paklusti federalinių nelaimių valdymo agentūrai, FEMA. Tai yra slaptoji vyriausybė. FEMA, slaptoji vyriausybė. Ką manote apie tai? Aš to nebejoju. Taigi,